Trumpa ir nemokama pamokėlė Žemaitaičiui. Ką tik Remigijus, stebėdamas Izraelio ir Amerikos operaciją Irane, pareiškė, kad Lietuvai poligono nereikia, nes viskas sprendžiasi su šachedais. Faktas, kad oro gynyba yra be galo svarbus dalykas. Ir čia mes turim savo pajėgumus stiprinti, kaip ir kovą su bepiločiais orlaiviais. Tačiau kariavimo tipai yra įvairūs. Ir jis nutylė, kad šitas karas, kuris dabar vyksta Irane, yra visai kitoks karas, nei vyksta Ukrainoje. Kai Rusija nusprendusi yra okupuoti Ukrainą, o tai jinai daro su konvenciniam reguliariom pajėgom. Norint atremti reguliarias okupacinės pajėgas, tu turi turėti gynybinę liniją, tu turi turėti dronų pajėgumų, tu turi turėti priemonės numušti arba neutralizuoti dronus, bet lygiai taip pat tu turi turėti reguliarias konvencinės pajėgas, kurios atremtų priešiškų okupacinių pajėgų puolimą. Lietuva išsikėlė tikslą iki 2030 metų turėti pilno operacinio pajėgumo diviziją, kuri integruotųsi į NATO gynybos planus ir kartu su sąjungininkų pajėgomis gintų Lietuvą. Tam mums reikia ne tik investicijų į gynybą, ne tik ginkluotės įsigijimo, bet ir padaryti viską, kad kariuomenė palaikytų ir didintų savo parengtį. Tam ir reikalingi poligonai. Tik tai ten tu gali treniruotis. Nes jeigu karys nėra įvaldęs ginkluotės, iš tos ginkluotės nėra jokios prasmės. Poligonai tam ir reikalingi. Jų trūksta Lietuvoje, pas mus daug sąjungininkų, mes netelpam, mūsų kariuomeniai reikia treniravimosi erdvių. Tam ir reikalingas naujasis Kapčiamiesčio poligonas. Žinau, kad šitą pamokėlę matyt nepadės, bet svarbiausia žinoti ir atskirti pelnus nuo grūdų.